atsiskaitom kiekvieną dieną, teikdami, kur dalyvaujam, ką darom, kokias pozicijas teikiam ir tik tai ne vien raštu, bet ir socialiniuose tinkluose, kur prisijungia šiuo metu ir aktyviai seka apie 7 000 žmonių suinteresuotų tiek mūsų asociacijos svetainėje, taip kad pilnos ataskaitos aš tikrai taupydamas laiką nepateikinėsiu, bet tik tai svarbiausius momentus, nes ataskaitą mes teikiam detalę ir kiekvienas gali matyti registrų centre. Ir nepaminėjau, bet prie mūsų yra prisijungę aplinkosaugos koalicijos vadovė Lina Paškevičiūtė. Tai Lina pati tyliai čia esi, bet man labai patinka, kaip aplinkosaugos koalicija vis tik tai atsiskaito kiekvieną metai už nuveiktus darbus. Tai mes irgi stengiamės vadovautis geriausiais pavyzdžiais. Ir Lina, tikiu, esi čia prisijungusi, girdė, ne? Sveiki, esu. Jo, tai malonu, aš tikiuosi, kad aktyviai dalyvausi, nes ir Mindaugas Survila liktai jau turėtų būti prisijungęs. Tai pašnekėsim apie nuveiktus darbus, apie aktualijas ir šiek tiek apie veiklos perspektyvas. Komanda mūsų, kaip matot, yra ganėtinai plati, nes 29 rajonuose turim atstovus ar skyrių pirmininkus, turim gan gausią visuomeniniais pagrindais veikiančią valdybą. Revizijos komisija vertinamus ir analizuoja, mūsų garbės pirmininkas Stasys Mizaras, visada žmogus, su kuriuo galima pasitart. Ir noriu pasakyti, kad sekantis metai yra rinkiminiai. Tai taip, kad ir pirmininkas, ir valdyba turės būti rinkami iš naujo. Tai turėkite omeny, kad yra galimybė iš tiesų atsinaujant ir padaryti tą asociacijos veiklą aktyvesnę, produktyvesnę, deleguojant ir renkant naujus žmonės. Jeigu žiūrint į visas rezultatus, aš šiaip galvojau, kiek čia rašytai gautųsi labai daug, tai detaliau sustosiu prie keletos dalykų. Ir pirmieji 2 pasiekimai, kurie pavyko apie praeitus metus, vis tik tai labai daug priklausė nuo rimto požiūrio ir žodžio laikymosi vieno politiko, Andriaus Palionio, tuometinio žemės ūkio ministro, nes nurašydamas lėšas, didžiulės lėšas, 10 milijonų nuo miškų veisimo, nes nepatraukli priemonė, vis tik tai asociacija prisidėjo kartu su rangovų asociacija, kartu su aplinkos ministerijos specialistais, kad būtų padidinti įkainiai iš užšipdyto jaunuolyno hektarą, kuriam yra skiriama europinė parama. Tai nuo 253 eurų iki 343 eurų hektarų išmoko iš užšipdytą jaunuolyną tapo tas paskata, kad dabar šita priemonė yra viena populiaresnių. Ir tai yra labai reikalinga miškininkystėje, investavimo į miškų ateitį priemonė, todėl kartu su tuo padidėjo parama ir miškų įveisimui, nes yra kompleksiškai derinama. Antras dalykas, toks vėlgi Žemės ūkio ministerijos susijęs, tai kad nuo 50 iki 100 tūkstančių eurų padidėjo parama įsigyjant techniką. Ir kolegos, kas esate įsijungę mikrofoną važiuodamas, išsijunkit, nes labai ūžia. Trečias dalykas, ką pavyko pasiekti praeitos kadencijos Seime, kuomet buvo tvirtinamas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija. Tai Aiste, jūs tikriausiai neduosit pameluoti, bet į vienintelės organizacijos mūsų siūlymus Seimo nariai sureagavo ir tas buvo įtvirtinta, nes iki paskutinio momento aplinkos ministerija tuometinė spardėsi, kad būtų įtraukta į koncepciją nuostata dėl privačios nuosavybės apsaugos, kas konstitucijoje įtvirtina, bet mus tikino, kad jūs turit būti patriotiški ir sutikti su apribojimais, be jokių kompensacijų ir be jokių derinimų didelių. Dėl saugomų teritorijų esamų optimizavimo irgi tas yra šiuo metu Seimo patvirtinta, dėl miškininkavimo reguliavimo, nes ten buvo prirašyta tokių utopijų, kurios didelė dalis vis tik tai yra eliminuota iš bendrojo plano koncepcijos. Ir skaitau, kad mūsų
aktyvus dalyvavimas ir kaimo reikalų komiteto, ir pagrindinio komiteto šito klausimo aplinkos apsaugos komiteto vis tik tai prisidėjo. Na ir čia esantis politikai, ypatingai tie, kurie praeitoje kadencijoje buvo aplinkos apsaugos komitete, neduos pameluoti, kad mes kaip organizacija tikrai prisidėjom gan ženkliai, kad būtų sustabdytas valstiečių pagrindė stumamas buldozeris prieš pat rinkimus, norint pasirodyti žalesniais už žalius, ten 5 tas miškų įstatymo pataisas prastuminėti, kurios, jeigu būtų neišdiskutavus realizuotos, tai kaip profesorius Andrius Kuliešius ten įvertino, kad būtų apie 55% visų Lietuvos miškų ir privačių ir valstybinių arba veikla uždrausta, arba labai stipriai apribota. Ir va todėl labai vertinam dabartinės komiteto pirmininkės požiūrį, kad kol nebus susitarta ir išdiskutuota dėl nacionalinio susitarimo, vis tik tai pataisų kažkokių tokių momentinių, emocinių nebus Seime priiminėjama. Aiste, tas yra labai svarbu, nes mes turim subalansuotai žiūrėti tai ir dėkui už jūsų tą tikrai nuoseklę poziciją. Na, pavyko ir asociacija tikrai įdėjom daug pastangų, kad vyriausybės 18 programų ir įgyvendinimo plane būtų įtvirtinta keletas nuostatų, kaip galimybė išmokom privačių miškų savininkam už medynos tūrio prieaugų ir miško dirvožemių apsaugą paremtą anglies kaupimą miškuose. Kompensacijos galiausiai buvo vis tik tai paminėtos ir vyriausybės įsipareigojimuose. Na ir per Žemės ūkio ministeriją miškininkystę įtraukti į kooperaciją, gamintojų grupės ir kitas bendradarbiavimo programas, kas šiaip jau visos Europos Sąjungos šalyse yra neatsiejama ir suprantama dalis. Na, vyriausybė patvirtino 3,5% minimalią palūkanų normą skaičiuojant kompensacijas, kai teikia išvadą dėl saugomų teritorijų įstatymo, tai argumentus, medžiagą, tą socialinė diskonto norma, kaip taikoma Europos šalyse, tai teikiam ir vyriausybė, ir ministerijoje, kai rengė medžiagą tikrai prisidėjo. Na ir dar svarbu aplinkos ministerijoje pradėta diskusija dėl medžiojimo privačioje žemėje teisų disponavimo. Tai vat, jeigu taip žiūrint, iš tiesų svarbu, mes tą komunikuojam informaciją skleidžiant visais kanalais, čia jie pateikti, bet prie jų neapsistosiu, nors tai nepaprastai svarbu ir būtina dalyvauti. Mes dalyvaujam tiek tarptautinėse organizacijose ir šitas, jeigu pasižiūrėsit svarbiausiose organizacijose atstovaujančiose miškų ir žemės savininkus europinių lygių ir tarptautinių, mes kaip organizacija esam įtraukti ir įtraukti ne vien tik tai kaip žiopliai nariai mokantis nario mokestį, bet taipogi aktyvūs nariai. Pavyzdžiui, Europos žemės savininkų organizacijoje turim viceprezidento poziciją, nuo Miško savininkų asociacijų federacijų 2 kadencijas. Lietuva buvo valdybos sudėty, dabar perdavėm tą stafetę Latvijai ir irgi aktyviai dalyvavom, na ir kitose organizacijose. Nepaprastai svarbu, bet irgi atima daug pastangų ir laiko, nors ir yra pridėtinė vertė, tai mūsų dalyvavimas nacionalinėse organizacijose. Čia jos išvardintos, bet galiu pasakyti, kad kaip įsikūrėm Žemės ūkio rūmų sudėty, taip iki šiol šitos organizacijos sudėty esam ir veikiam, ir ten mūsų yra Kauno būstinė. Ir kadangi dabar nuo birželio mėnesio grįžta neringa iš akademinių vaiko auginimo atostogų motinystės, tai tikiuosi, kad daug aktyviau ir Kaune veiks, nors ir šiuo metu ir Mina Kudarauskienė tikrai ten palaiko mus ir atstovauja tinkamai. Na tai visos tos organizacijos tikrai aktyviai dalyvaujam, ar paimti Lietuvos verslo konfederaciją, ar nepriklausomą medienos matuotojų organizaciją, vis tik su visais sektoriaus dalyviais dalyvaujam medienos produktų gamybos inovacijų klasterį. Mane džiugina, kad ir su Litbioma, ir su Šilumos tiekėjų asociacija, ir su Lietuvos mediena palaikom ryšius, bet tai jau nusistovėję. Bet pastaraisiais metais iš tikrųjų
turim gerus santykius, dalykinius, tokius draugiškus ir su valstybinė miškų urėdija, ir su Lietuvos miškininkų sąjunga, ir su kitom organizacijom, ir tas nepaprastai svarbu. Kaip mes gyvuojam? Irmina pristatys revizijos komisijos ataskaitą detaliau, kur kas, bet noriu pasakyti asociacijos nariam pirmiausia, kad šituos metus pradėjom, o praeitus baigėm ne su minusinė balanso sąskaitose, bet tuo metu turėjom beveik 96 000 eurų, kurių ten dalis vieno projekto įgyvendinimui, tai aišku, jisai jau iki šios dienos tos išlaidos projekto vykdymui padarytos, tačiau turim tokią situaciją grubiai, kad apie 46–50 tūkstančių kasmet mus paremia nario mokesčių nariai, įmonės ir fiziniai asmenys, šiek tiek skiria per 2 procentus tą paramą, dabar 1,2 procento, ir tikiuosi, kad mūsų nariai spręsdami, ką paremti, pasirinko ir mūsų asociacija. Na ir aišku, iš kitų šaltinių ir labai, kadangi mums apie 50 tūkstančių susirinkam iš nario mokesčio, vien tik tai sumokėti Europinės organizacijos narystės mokestis reikėtų turėti apie 12 tūkstančių eurų. Tai be aplinkos ministerijos paramos sumokant nario mokestį ir be žemės ūkio ministerijos paramos dalyvaujant tų organizacijų veikloj vienoje kitoj, labai būtų sunku padengti europinę kontekstą, nors mes esame ir Europos skaidrumo registre ir dalyvaujam kelių socialinių dialogo grupių veikloje, kaip medienos ir medžio kamštienos socialinio dialogo grupėje, kaimo plėtros ir kitose. Todėl tas dalyvavimas yra tikrai nepaprastai svarbus. Ir jeigu mes išleidžiam, galim išlaikyti vieną pastoviai dirbantį žmogų ir Živilė matyt pasirodys šiandien konferencijos metu kaip mūsų koordinuojantis žmogus. Na ir aš kažkiek dirbu, pritraukiam mes kvalifikuotus žmonės projektų įgyvendinimui, be kurių asociacijos veikla nebūtų tokia plati, bet aišku, projektai tai nėra mūsų pagrindinė veikla, tiesiog biudžete jie atsispindi šiek tiek daugiau. Dar keletą minučių, bet labai paprastai, kadangi mūsų klauso ir dalyvauja ir politikai, ir svečiai, kurie ne kiekvieną kartą gal anksčiau dalyvavo, tai noriu pasakyti, kad mūsų veikla asociacijos yra nukreipta turint supratimą kontekstą, kad ne vien tik tai miškininkystė. Mes norim, kad per medžius būtų matomas žmogus su visa savo interesų skale, nes tai nėra vien tik medžiai. Tai yra ir nuosavybė, ir šeimininko jausmas, ir emocinis prisirišimas. Plačiai apie tai šnekėjau aplinkos ministerijos organizuotam vienam miškų politikos forume, tai neapsistosiu prie to, bet aktualiausios temos, kurias ir gerbiamas Pranckietis paminėjo, tai ir sąžiningi ir adekvatus mokesčiai, kurie nežlugdo, skatina tvarų miškininkavimą, ir čia 5 procentai tai yra, anekdotas, kurį turim Lietuvoje, vienintelį tokį mokestį Europos Sąjungoje, bet turim kol kas sąžiningas kompensavimas konstitucijoje įtvirtinta, bet tol, kol valdžia to nerealizuoja, tai galima skaityti, kad nuosavybės atėmimas praktiškai, jeigu tau atima ir nepaima ir nekompensuoja, tai taip galima būtų įvardinti. Na ir svarbus kompleksiškumas. Ir čia tas įvedimas praeitoje kadencijoje 1,5 hektarų maksimum, ką gali turėti privatus subjektas, ar tai būtų žmogus ar įmonė, jisai atrodo bendram kontekste labai keistai. Iš vienos pusės patriotiškais šūkiais priimta apribojimas, iš kitos pusės šiuo metu, jeigu bus sąlygos nepakeistos, tai ir niekas nebus skatinama išlaikyti nuosavybę. Tai mes ir su šitais apribojimais einam prie situacijos, kad mažieji miško savininkai, kurių didžioji dauguma iš 255 tūkstančių miško savininkų bus išmiškinami.
Taigi, miško vertės ir sveikatingumo išlaikymas bei didinimas, nes čia Saulių Tyrevičių dėjau prie nulaužtos briedžio pušelės stovintį žvėrių skaičius yra nepaprastai didelis, o medžioklės klausimai neįspręsti. Na ir gerbiama Aistė minėjo nacionalinį miško susitarimą, tai tą pristatėm labai detaliai per forumą. Aš čia tiesiog trumpai parodysiu, kad išsakėm ir kartu su bendruomenė ir ta ekonominio intereso dalyviais įsakėm pagrindinius lūkesčius šitam nacionaliniam miškų susitarimui ir mes suvokiam jo reikšmę ir prasmę ir tikimės, kad tai bus neprimetimas kažkokių tai nuostatų, bet išdiskutavimas ir radimas balanso, kad būtų nauda valstybei ir žmogui išlaikant tvarų ūkininkavimą. Tai va tie pagrindiniai 3 skaidrės, kurios buvo įvardintos, tikrai, kas domėjotės, matėt, aš dėl laiko stokos jų nekartosiu, bet jos mums labai svarbios. Ir baigiant mano tą trumpą pristatymą, aš noriu pasakyti, kad asociacija tai yra ne tik apie medžius ir miškus, ne tik apie žemės savininkus, bet ir apie žmones, apie jų lūkesčius, apie jų problemas ir mes stengiamės operatyviai, objektyviai ir argumentuotai komunikuoti, atstovaudami mūsų narių interesus.